Na, gal iš pradžių reikėtų padėkoti, kad žiūrovai susirinko tokių darganotų orų ir jie vis ateina ir ateina. Ir, žinot, dabar žaidėjom Rūbiniai būtent tai ir pasakiau, kad mes esam jiems labai daug skolingi. Ir šiuo metu, ką aš matau, 2 dienos tik tai dirbu kaip vyriausias treneris ir 2 dienas kaip treniravau tą komandą, ką aš matau, tai yra daug taisytinų dalykų, yra daug tokių momentų, kur reikia laiko, o aš suprantu, jo nėra ir to rezultato reikia. Ir aš neturiu jokių pasiteisinimų, tai aš žinau, kur einu ir aš turiu tą dalyką pakeisti kuo greičiau. Tai, žinot, net be jokių pasiteisinimų, ar ten netektys, kažkas ten negalėjo žaisti, ar žaidė jaunas žaidėjas, tai jokio pasiteisinimo. Žalgiris visą laiką buvo tokia komanda, kai bent jau aš atsimenu iš anksčiau, kai čia atvažiuodavai, tai varžovas galvodavo, kiek čia negaut krūvos. O dabar toks laikotarpis atrodo, kad kiekviena komanda, kuri čia atvažiuoja, šitie žiūrovai juos irgi motyvuoja ir jie jaučia, kad gali kažką tai iš Žalgirio paimti. Tai nesinorėtų to. Norėtųsi tą pakeisti. Kaip tai galima pakeisti? Ir šiandien aš to nepakeisiu. Bet aš pradėsiu stengtis nuo rytojus. Sakėte, kad nesinori ieškoti pasiteisinimo ar dar kažko, bet kita vertus, vis tiek. Dar Žalgiris niekada, man regis, per savo istoriją nežaidė su tokia gynėjų linija. Patrikas Matižonokas ir Bosančičius viduryje, Šešplaukis ir Mamacašvilis iš kraštų. Susidūrėte ir šiaip ceitnoto situacija, ir dar kadriniai tokie rūpesčiai, bet žaidimas vis tiek atrodė gerėja su minutėmis. Aš nesakyčiau, kad jis gerėja. Ir net tai, kad žaidėm su Patriku Matižonuku, tai aš jam mažiausiai turiu priekaištų, nes mane labai nustebino šiandien ir negaliu pasakyti, kad aš nesitikėjau, bet jis labai taip gana solidžiai sužaidė. Ir aišku, ta gynėjų linija jinai nebuvo ta įžaista, bet ne tame aš matau čia problemą kol kas. Sakau, pirmam kėliny aš manau, kad buvo tokie momentai, kur mes paprasčiausiai prasilašinėjom tokius momentus, paprastus momentus, 50-50, kurie davė pasitikėjimo bangai ir aš manau, ta banga pirmą kėlinį tikrai buvo geresnė ir buvo verta to įvarčio. O antras kėlinys, be abejo, mes neturėjome, mums, kaip pasakyti, reikėjo kažkaip tai perlaužti tą rezultatą, reikėjo daugiau rizikuoti, daugiau atakuoti, taip ir buvo, turėjom didelę persvarą, įmušėm įvartį, bet kažko tai dar daugiau apčiuopiamo, kad galėčiau sakyti, kad turėjom kažkokių tokių tikrų progų, aš negaliu pasakyti, buvo sunku, tikrai sudėtinga aplošti, apžaisti ir gal prie to prisideda ir ta situacija kol kas. Darbas su Rolandu, kaip sekasi bendradarbiauti trenerių štabe kartu su Rolandu Džiauštu? Tai normaliai, taip, gaunu daug informacijos apie žaidėjus, taip, man reikia daugiau laiko pabūti treniruotėse, pajausti tos žaidėjus, tada bus šiek tiek aiškiau, gaunu kitokią papildomą informaciją. Kokia situacija su traumuotais žaidėjais? Suprantu, kad jums šiandien per kelias dienas tos informacijos tikriausiai daug paduota, bet jau šiandien Klaudijus Supstas buvo pasirodė aikštėje, kada laukt Mato Vareikos, kurį matome rezervę paraiškoje, bet jo nėra aikštėje. Taip, Klaudijus porą dienų treniravosi, tai irgi kažkiek rizikavom, žinojom, kad kiek jisai gali žaisti, kiek jisai bus naudingas, tai tas keitimas jisai kaip ir buvo planuotas, maždaug skirti tiek laiko. Matas Vareika, tai grįžta kitą savaitę, pradės jau treniruotis. Aš labai tikiuosi, kad jie po truputį grįš ir pradės įgauti formą ir padės komandai. Dabar savaitinis ciklas, turėsi tų treniruočių ir antro rato pradžia. Tai nelabai? Žaidžiam taurę. Teisingai, dar taurė. Už 3 dienų taurė, tai turėsim kelionę į Mažeikius. Čia faktiškai galima ir pasilikti tikriausiai ir vis tiek kitas ratas, kitas rungtynės irgi su žemaičiais. Taip, dabar pavažinėsim biškį. Tai koks bus tas Žalgiris, kokį įsivaizduojate po savaitės Žalgirį? Turim padaryti išvadas, aišku, padarysim analizės, pakalbėsim vėl vyriškai, žinot, kalbom
kalnų nenuversi, reikia eiti, žaisti, treniruotis ir ieškoti tų tarpusavio ryšių, kažkokių tai momentų, kurie gali atnešti pergalės. Tai aš manau, kad šiandien mes per mažai susikūrėm kažko tai tokio, kad galėčiau sakyti, kad mes galėjom laimėti. Prisistatymas prieš Vilniaus Žalgirio Sirgalius auditoriją, kaip tas vakaras, daug jaudulio patyrėte prieš rungtynes? Tai normalus dalykas, tai jauduliuką tu jauti visą laiką kažkokį tai prieš rungtynes. O Žalgiris tai neeilinė komanda, tai be abejo, čia atmosfera, čia viskas yra kitaip. Čia nei vienam klube Lietuvoje turbūt nėra taip, kas dabar vyksta Žalgirio.